Tai pradėk. Gerai, daugelis labai domisi mūsų politinė platforma. Kokia yra ašis mūsų politinės platformos? Tai aš visiems sakau, kad ar mes imsime švietimą, ar mes imsime energetiką, ar mes imsime krašto apsaugą, ar mediciną, problema visur ta pati. Ašis problemos yra ta pati. Bagė gyvatės. Korupcija. Ir jeigu, tarkim, yra įmonė Notabene krašto apsaugos ministerijai, tai tokių Notabene mes galim rasti prisiklijavusi prie bet kurios ministerijos. Tie patys Notabene akcininkai aplipė kitas ūkio šakas, pavyzdžiui, Višvėžių instituto beveik 500 milijardo eurų yra laimėję konkursą, tie patys akcininkai, kitas pavadinimas. Tokių parazitų kiekviena sritis yra apaugus. Tai ir kalbant, aš manyčiau, kad nereikia čia būti didelių specialistų, galų galia politologų rimtų, ar ten žurnalistų rimtų, tam, kad suprasti, kad ta korupcija, tos korupcijos kol nepažabosim. Visos programos, kuriamis remiasi, kur leidžia knygomis socialdemokratai, konservatoriai, galite mesti šiukšlių dėžę. Jos nieko vertos. Tol, kol neužsiimsim labai rimtai kovai su korupcija. Kol nebus pavyzdys. Nagli, pavyzdys. Balsių mokykla šiandien prašyta. Atidarė Zuokas su Kubilium, reiškia, koks skirtumas, kokia partija užsuko šitą projektą, ne? Viskas gerai aišku. Už tą sąmatą galima buvo pastatyti 5 mokyklas, bet pasirinko taip vadinamą partnerystės, reiškia, schemą, tai vadinasi, privatininkas pastato, eksploatuoja, su juo sudaroma sutartis, prieš tai vaizduojamas konkursas, bet realybė yra tokia, 5 kart brangiau, kitaip tariant, 5 mokyklas. Ir kas linksmiausia, vakar buvo, reiškia, straipsnis atspausdintas apie tai, kad toj mokyklai mokytis neįmanoma, kadangi, reiškia, perkaista mokiniai ir direktorė išveda juos į lauką. Tai nupirkom patį brangiausią įmanomą produktą, vis dar pavogėm 4 kartus daugiau, ne? Subėgo didieji partijų vadai, Zuokas, reiškia, Kubilius, kurie rašo protingas programas, ne, kaip ten viskas bus gerai, ne? Iš tikrųjų visą, ką parašys Butkevičius, Kubilius ar Zuokas, esantį apačioje kyšių ėmimo piramidė, viską sugadins, viską supartalins, ne, ir viską pavogs, ir viską sugriaus. Ir baigsis to, reiškia, to, kad baigėsi. Žmonės neturi iš ko pragyventi ir varo į užsienį. Dabar norėčiau paklausti, taip virtualiai paklausti galbūt, tų, kas mus žiūri. Kur korupcija yra aukštesnė? Ar šalyje, kurioje daugiau sėdi pasodintų, ar kurioje nei vienas nepasodintas? Amerikonai ir anglai ir prancūzai ir vokiečiai periodiškai pasodina politiką ilgiems metams už korupciją. Ir tada būna ilgas laikotarpis, kai tai šalyje niekas nesikorumpuoja. Skaičiai, žiūrėk. Amerikoje gyvena apie 300 milijonų, kažkur tai 120 milijonų. Lietuvoje gyvena apie 3, sakyčiau. 100 kart mažiau. Amerikoje sėdi duotų metu apie 8 000 politikų, korumpuotų politikų. Tai pas mus turėtų sėdėti? 80. Ar nors vienas sėdi? O visi sėdi žmonom ant kelio, visi pagauti prokurorai pas tėvus namuose, perduoti pagal laidavimą, perauklėjimą. Tai kol nepasadinsim Masiulio, 80 Masiulio, kol nepasadinsim, nieko nebus. Visą Notabene reikia išsodinti, visą karo policiją, generalinį inspektorių krašto apsaugos, Oleką, reiškia, akcininkus Notabene, prokurorus, kurie nutraukinėjo dangstę ir išrašinėjo pažymus jo zakoną. Kol šitų nepasodinsim, visos programos nieko vertos. Bet svarbiausia, kad mes kalbam dabar rimtai, kad tikrai reikia pasodinti. Ir dar su išplėstinė turto konfiskacija. Gerai pasidomėjus apie jų giminių turtus, išryškėtų labai įdomių dalykų. Man dar buvo dirbant komisijoje, vienas pareigūnas man sakė, pasidomėkite žmonų turtais, giminių turtais užsienyje. Pats Masiulis gyvo pasakojo, kad tie 140 eurų, kur ne Kurlianskio, Kurlianskis davė 106, o namuose rado dar 140. Jis pats pasakoja, kad tai yra giminių sunešti, mesgi visi nenaivų žmonės. Eiliniai žmonės gal nežino, bet žmonės, kurie sukasi elitė, visi žino, kad Liberalų partija skiriasi nuo kitų partijų tik vienu dalyku. Pinigus visose partijos įmara specialūs pavaduotojai, iš magnato ir korporacijų, o liberalų partijai pinigus ėmė pirmininkas. Dėl to ir šneka Klaipėdos liberalai, kad Masiulis, reiškia, buvo sudegintas ir jį sudegino Gentvilas. Galų gale net tame esmė, reiškia, esmė tame, kad visi didieji politikai į didžiosios partijos ima, pumpuoja tos pinigus iš visokių Notabene ir turim, ką turim. Dabar dar vienas pavyzdys. Vienose debatuose mačiau, kad buvo lietuviams kaip pavyzdys statomas Singapūras. Atseit, reiškia, Lietuva tikrai galėtų iš jo imti pavyzdį.
Ekonomika, veržlumas, laisva rinka, sociali valstybė, laimės indeksas. Žinai, ką pasakė Singapūro vadovas? Ką turėtų pasakyti, tarkim, mūsų prezidentė? Sako, kol nepasodinsite 3 savo geriausių draugelių korumpuotų, tol kova su korupcija neprasidės. Lygiai tai, ką sodinsi? Jeigu naglį paimsi... 3 geriausi, pabla, 3 geriausi. Korumpuoti. Ai, mane sodinsi pirmą. Korumpuoti. Sėsi, jeigu paimsi. Aš stengsiuosi tave pirmas pasodinti. Aš neimsiu. Pažiūrėsim. Kai tau atneš, ne 106 tūkstančius eurų, ne, pavyzdžiui, o 10 milijonų eurų. Nu, pavyzdžiui, koks tos nota bene kitos įmonės tų akcininkų, reiškia, navaras, atkatas galėjo būti, jeigu cheminiai reagentai nebėja ne žmonėm gydyti, o kažkokiem, reiškia, moksliniam eksperimentam. 500 milijardo eurų. Tai koks atkatas? Čia manai, kad nepaimsi? Sunku... Kai va tau tokia dėžutė, nota bene koncerno vadovas atneš. Net yra didė dėžutė, tai bus jau tokia sviesto dėžė, tokia tarybiniais laikais buvo, tokios didžiulės dėžės, tokia sviesto dėžė atneša, ne? Manai, nepaimsi? Aš su tavim pasitarsiu. Na, gerai. Nu, tada gerai. Tinka. Ne, iš esmės tai tikrai mes esam, sakau, iki pažastų, ko gero, įbridę į korupciją ir... Iki pažastų skendime asfaltę, reiškia, čia aš pasakiau Kubilius, Zuokas tai reikia ir socdemonam atiduoti jų laurus, reiškia, pasižiūrė kairieji kaip dešinieji stato balsių mokyklas, tada kairieji sako, tai mes padarysim plentą Vilnius Utena už geriausio Vokietijos autobano kainą. Taip. O po to YouTube'ai ekspertai paskelbė pagal Susisiekimo ministerijos kainininkų suskaičiavo, kad tas, reiškia, irgi beje partnerystės projektas, privatininkai pastatys, o valstybė ten per 20 metų atiduos. Kad Vokietijoje vis dėlto tai būtų 0,5 metro asfalto sluoksnis. Va tokia samata, kokia yra dabar. Kokia Seimas pramušė, reiškia, landą. Tai gal pusė, reiškia, 0,5 metro asfalto storis. Nu va. Nu arčiau dangaus bus. Jeigu statom, tai rimtai. Tai va, nu socdemai, aš manau, tikiuosi pralenks konservus šitam savo projektą. Bet kas įdomiausia, kad Seimas nubalsavo už tai. Už tą projektą nubalsavo Seimas. Nu va. Už tos pinigus. Dar vieną pavyzdį. Sviesto dėžėmis nešė. Mes šiandien, mums teks dalyvauti beje, šiandien vienoje diskusijoje apie demografiją. Ir aš prisiminiau vieną pavyzdį. 2 pavyzdžiai tiksliau. Lietuvoje demografinis lygis šoktelėjo lygiai su momentu, kada buvo priimtas įstatymo projektas, kad mamoms mokės pirmus metus 100%, antrus metus 80%. Liberalų iniciatyva, jaunų liberalų iniciatyva, kai jų antrosios pusės pradėjo lauktis mažų vaikų. Taip. Štai staiga prabudo Seimas ir pradėjo rūpintis neva tai visomis šeimomis. Taip. Ir staiga priėmė iš tikrųjų gerą sprendimą mokėti daug mamoms auginančios vaikus. Taip. Ir kas atsitiko? Bumas? Bumas buvo. Mano dukra panašiai tuo metu gimė ir buvo, reiškia, į darželius atsirado pritrūko vietų, paskui pirmokėlė. Tai va dabartinė krizė, kad trūksta vietų, tai yra to bumo pasiekmė. Taip, bet atsirado tokių, kurie rado nišą tame įstatymė. Jeigu tu gerai prisimeni, atsirado verslininkų, kurie susirinko informaciją iš nešių moterų, tas nešias moteris įdarbino, pakėlė kainas, kad paims iš jų atkatus. Ir krūvos atsirado mamyčių. Gera iniciatyva buvo eilinė kartą nukorumpuota. Bet, reiškia, mamos buvo kviečiamos į prokuratūrą. Žiauriai. Šitas įstatymas. Visos mamos. O tada keletą sukčių pagavo, o pradėjo kviesti visas. Ir kitas, reiškia, projektas, kuris iki šiol veikia. Saulės baterijų, elektrinių, ten tie visi parkai. Nu, kaip tarsi mes būtume Sahara. Tarsi mes būtume Sahara, prikūrė saulės elektrinių parkų ir valstybė iš jų perka elektros energiją. Už litrą 56 berodos. Ten 3 ar 4 kartus didesnė kaina. Daugiau. Kaina buvo tuo metu 20 centų, lito centų. Tai sakau, litas 56 berods. Nu, tai kosminė kaina, šitas projektas paveikė gal, nežinau, kokius metus. 8 auksinių šakučių reiškia standartas. 8 kart brangiau. Tai va, jis paveikė šitas projektas kažkur apie metus, pamatė, kad jau norinčių nebesutalpina, sustabdė šito įstatymo veikimą, visiems kitiem nubraukė, nebepriimam, o šitie visi, kaip tos mamos, kurios nubaustos, dar darosi pinigus iš valstybės. Jie dar vis tebegauna tos pinigus už tą 3 kartus ar ten 8 kartus didesnę, reiškia, elektros energiją. Štai 2 palyginimai. Reiškia, norim demografiją kelti ir mamas uždarinėjam. O čia, reiškia, vyksta normalus projektas. Dabar įsivaizduok savo, koks yra skatinimas. Vienai mamai auginančiai vaiką po šitą saulės elektrinę. Apie ką aš sakau?
O truputį auksinių šakučių, šiek tiek asfalto nuo šito mūsų autobano Vilnius. Utena ir Vynėlės dvare dar apgyvendinti. Tai dabar sąlygos būtų vaikams. Tai dabar grįžtant prie mūsų pagrindinės, kertinės temos mūsų reklaminiam klipe, aš net nežinau, galbūt čia pavadinčiau. Tai ten bus gal viskas parodyta. Ne reklaminį galbūt klipų pavadinčiau, bet galbūt pavadinčiau, ko gero, kabliuku. Ne, jau čia tada jau kablys. Kablys, kurį turėjo praryti. Jo, kuris taip. Taip, kurį turėjo praryti. Ir jo tikslas yra, kaip aš ištraukiau, kai rinkimų numerį traukiau, aš traukiau numerį 14, aš pasakiau susirinkusiems žurnalistam. Tiek mes gausim procentų, 14. Tai va šitas 14 numeris reiškia, mes gausim 14 vietų. 14 iš tikrųjų yra mažai, reikėtų kokių 28, va tada visus tos korumbulus. Aišku, reikėtų atimam Seimo nariam neliečiamybę, kad nenaudotų Seimo ir Seimo viešbučio kaip pinigų saugyklos nestate. Ir iškart prasidės Europinė valstybė, iškart prasidės normalus dalykas, kaip pas estus, kaip pas lenkus. Tai ką, žiūrim klipą? Pasižiūrim ir suprantam. Gera daina. Visai graži daina ir jaunimą daug protingai. Ir Lietuvai tinka. Lietuvaičiai tikri.